Taip. Tai mūsų svetainėje baltulankų-vadovėliai.lt galite ir įsigyti šiuos vadovėlius ir taip pat atsidarę kiekvieną vadovėlį. Prie jo rasite ir ilgalaikį planą, kuris yra štai čia, jį galite ir atsisiųsti. Ir taip pat po aprašymu yra įkelta medžiaga būtent iš vadovėlio. Tai skyriai skirti rugsėjo mėnesiui. Ir čia galite juos pavartyti bei su jais susipažinti. Ir taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad naudojame skaitmeninę platformą OPIK, tai būtų www.opik.lt. Ir visą rugsėjo mėnesį ši platforma yra jums atvira, tad galite atsidaryti būtent jums reikiamą vadovėlį ir su juo susipažinti bei rasti ilgalaikį planą. Tai būtent parodysiu, kaip atrodytų fizikos 8 klasiai, pirmos dalies vadovėlis. Jį galite atsidaryti ir čia būtų ir ilgalaikis planas ir būtent įkeltas skyrius. Ir vadovėlis yra pildomas, tad tikrai skaitmeniname jį ir palaipsniui atsiras daugiau medžiagos iš vadovėlio. Taip. Tai dar kartą informuoju, kas nežinote, galbūt Zoom webinars platformos specifikos, tai jeigu norėsite užduoti klausimus, tai galite rašyti į chatą arba rašyti į skiltį Q&A savo klausimą. Taip pat galite pakelti ranką, tai yra paspausti Raise Hand mygtuką ir galėsite užduoti savo klausimą garsiai, tai yra žodžiu. Ir tuomet norėčiau perduoti žodį Palmyrai Pečiuliauskienei, fizikos 1 dalies vadovėlio autoriai. Taigi, laba diena, kolegos, malonu matyti jūs. Na, tokia, sakyčiau, ypatinga diena. Šiandien dairiaus pro langą, stebiu tą vėjuotą orą ir galvoju, tikriausiai išeina vasara. Tai su besibaigiančia vasara, su naujų darbų pradžia. Ir jūs jau į tuos darbus esate įsijungę, atsižvelgdama į tai, kad dauguma iš jūsų čia esančių tikriausiai jau pravedėte šios dienos pamokas ir esate pavargę, todėl labai nesiruošiu ilgai kalbėti, planuoju webinarą maždaug, kažkur tai valandos trukmės, gal truputėlį trumpesnį. Tai dar kartą sveikindama visus su didelių darbų pradžia, aš noriu pristatyti savo darbą. Taip pat drįsčiau pasakyti, kad tai buvo gana didelis darbas, tai yra fizikos vadovėlis 8 klasiai, 1 dalis. Kaip aš planuoju dirbti šiandien? Tai didaktinis įvadas, tradicinis, apie kurį mes jau esam ne kartą kalbėję, ir aš jį sutrumpinau iki 2 skaidrų, tai yra maksimum 5 minutės. Toliau planuoju kalbėti apie fizikos vadovėlio 1 dalies turinį, ir metodiką, kaip jis buvo tas turinys sukurtas. Tai apie 15 minučių. Tada, iki seminaro aš nežinojau, kad yra tas vadovėlio 1 skyrius įdėtas į tinklapį leidyklos ir galima pavartyti. Tai dabar tiesiog to adreso aš dar irgi kol kas neturiu ir neturėsiu per šitą webinarą, tai aš tiesiog ten keletą skaidrių esu pasiruošusi. Tai jūs turite galimybę, dabar tikriausiai gal ten chato kambarį ta nuoroda yra įkelta, tai pasivartyti tą 1 elektrostatikos skyrių. Ir, automatiškai pristatydama tą 1 skyrių elektrostatikos ir jo temas, norėčiau irgi pakalbėti apie fizikos pratybas 8 klasiai, 1 dalį. Tai tam planuoju, kažkur tai 15 minučių. Ir galiausiai perversti visą PDF formatą vadovėlio, tai yra 2-5 skyrių trumpai pristatyti, remiantis vadovėlio pavyzdžių, pristatyti tą turinį. Ir pabaigoje nežinau, ar bus ta diskusija ar ne, tai diskusija numačius 10 minučių. Tai pirmiausiai, visi dideli darbai gimsta komandoje ir tikrai norėčiau padėkoti vadovėlio recenzentams, tai yra
docentui daktarui Algirdui Deveikiui, Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojui fizikos katedros. Taip pat norėčiau padėkoti mokytojui metodininkui Andriui Stortai, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos mokytojui, magistrui ir mokytojai metodininkiai Aldonai Zenevičienei, Molėtų rajono Alantos gimnazijos mokytojai. Taip pat esu dėkinga visai komandai, kuri prisidėjo rengiant vadovėlį, tai ir projekto vadoviai, pirmiausiai Audroniai Puidokieniai, labai daug padėjo redaktorė Virginija Bračiulytė, korektorė Birutė Goberienė, labai daug teko bendrauti su Kamilė Jankauskaitė, maketuotoju Algirdu Gaidamavičium, na ir neteko tiesiogiai komunikuoti su Anastasija, kuri kūrė viršelio dizainą. Taigi, koks tas vadovėlis ir, na, kokie mano galbūt pirmieji, ne pirmieji, bet pagrindiniai būtų teiginiai. Pirmiausiai buvo nepaprastai sunku jį rašyti, dabar aš nežinau, aš dalinuosi ekranu ar nesidalinu. Nematome jūsų ekrano. Nematote, taip? Tai tada pats laikas būtų juo pasidalinti, nes mes jau dabar pereiname. Ar jūs man suteikėte teisę dalintis ekranu? Taip, galite dalintis. Taip. Dabar matote? Taip, dabar matome. Gerai. Dabar nežinau, ar jūs tiek pat matote netvarkos ekrane, kiek aš matau savo ekrane. Tą netvarką truputėlį reikėtų kažkaip eliminuoti. Taip, tai dabar, na, keletą tokių pastebėjimų dėl, na, kaip autoriai išrašymo to viso proceso. Tai buvo nepaprastai sunku rašyti šitą vadovėlį. Dėl vienos labai paprastos priežasties, tai yra dėl programos, atnaujintos programos turinio. Labai sunku buvo pagauti tą programos sudarimo logiką ir ypač, kada reikia skleisti atskiras temas, na tiesiog, na, buvo, kaip sakoma, daug išgyvenimų, gaišinimo, kad atrastum tą prieigą ir bandytum įsisukti, sakykime, tuose keliuose, kur sugriauti tiltai. Metafora pasakau. Tai dabar, na, grįžtam prie pedagoginių, psichologinių pagrindų, tai nekart apie tai esu kalbėjusi. Vadovėlio paskirti. Vadovėlis tai yra informacijos šaltinis. Taip, jūsų darbas, kasdieninis sunkus darbas, kurį dirbu ir aš ir taip pat paskaitos vos ne kiekvieną dieną, tai yra mokymas ir mokymasis. Ir vat to proceso metu ta informacija turi virsti žiniomis, gebėjimais, o geriausiu atveju įgūdžiais. Taigi tas kelias nuo informacijos iki žinių ir gebėjimų, jis išsiskaido dar į atskirus etapus ir mes esame apie tai kalbėję, kad pirmiausiai su informacija pradeda dirbti mūsų vaizduotė ir dėmesys. Jeigu nėra dėmesio, gera vaizduotė, mokymosi procesas bus sunkus. Jeigu yra dėmesys, bet nėra vaizduotės, taip pat irgi gali kilti problemų mokantis. Na ir būtent tų dviejų psichologinių procesų padarinys yra vaizdiniai, kurie nusėda į mūsų atmintį. Ir vat kada vaizdiniai, pirminiai vaizdiniai yra atmintyje, tada galima pradėti kalbėti apie mąstymą, mąstymo ugdymą, mąstymo aktyvinimą. Ir būtent mąstymo dėka atsiranda supratimas, tai, ką mes apmąstome, o mąstymo pagrindinis bruožas klausimų kėlimas ir atsakymų į juos ieškojimas, tai, ką apmąstome, kur keliame klausimus, kaip keliame klausimus, kiek keliame klausimų, priklauso nuo to, kaip greitai atsiranda tas mūsų, na, laukiamas rezultatas, tai yra supratimas, tos naujos informacijos supratimas. Tai daugiau apie tuos psichologinius dalykus aš nekalbėsiu, tik tai pakartojau, kad trumpai prisimintumėt mano tą vadovėlio turinio dėliojimo logiką.
Taigi aš tiesiog pagal šitą schemą, rašydama tas temas ir rašydama vadovėlio turinį, tiesiog prieš akis mintyse turėjau tą schemą. Rašai paragrafą ir galvoji, kaip čia tą vaizduotę, kaip čia, sakykime, tą mąstymą aktyvuos mokytojai, kaip padėti su tuo vadovėliu to mąstymo aktyvavimui, kokie tie vaizdiniai gali susiformuoti, kaip tuos vaizdinius galėtų papildyti darbas su fizikos pratybomis, su šitą simuliacijomis skaitmeninėmis Pcheto puslapyje ir panašiai. Taigi, tokia mano to vadovėlio kūrimo logika. Dabar, jeigu kalbėti apie pratybas, tai pratybos praktiškai orientuotos į tuos du paskutinius suoliukus, tai yra į mąstymo gilinimą ir supratimo, į mąstymo aktyvavimą ir supratimo gilinimą. Vadovėlio viršelį tikriausiai jau matėte, žinote, kaip jis atrodo, tai toliau pereiname prie fizikos skyrių turinio ir metodikos aptarimų. Tai dabar, kuogi ypatinga tas turinys ir kokią metodiką vadovautasi. Tai pirmiausiai vadovėlis, kadangi galvoju apie vaizdumą, apie palengvinimą vaizduotės darbui, tai vadovėlis gausiai iliustruotas. Ir čia su dailininkė Kamilė teko labai tikrai dėkinga labai daug kartų padirbėti. Antras aspektas - vadovėlio paskirtis. Aš tiek su 7 klase, tiek su 8 klase rašydama galvojau, kad tai gali būti vadovėlis ir tuo pačiu skaitiniai. Kuria prasme skaitiniai? Sakykime, jeigu mokinys, tarkime, 11 klasėje nesimoko fizikos, ir jis domisi fizika, ar ne? Tai jis gali pasivartyti apie tą elektrą ir magnetizmą, pasiskaityti. Nes skaitiniai tai reiškia, kad vyresnėse klasėse mokiniai, kurie nesirinko šito kurso, gali puikiausiai šitą vadovėlį pasivartyti. Lygiai taip pat aš manau, kad ir aukštosiose mokyklose, tose studijų programuose, kur studentai studijuoja, sakykime, pradinį ugdymą, ir ten yra gamtamokslinis ugdymas, tikrai mūsų universitetas tos vadovėlius susako ir su jais yra dirbama. Aš pati su jais dirbu taip pat, kada dėstau fizikos didaktiką. Aišku, tų studentų pas mus fiziką stojančių nėra, ateina studentai, kurie pasistudijuoja, sakykime, chemiją, biologiją, matematiką ir kurie, šiek tiek domisi fiziką. Toliau tradiciniai dalykai, svarbiausia medžiaga įskirta stambesniu šriftu, užduotis išdėstytos jų sudėtingumo didėjimo tvarka. Kas dirba su mano vadovėliais ir vyresnėse klasėse, tą puikiai žino. Ir pratybose, žodžiu, užduotis yra, aš prie užduočių nematau tikslo ir prasmės apkrauti puslapį be reikalingą informaciją ir nurodinėti ten užduočių lygius, tiesiog sudėtingėjimo tvarka ir tiesiog mokytojai tą puikiausiai jaučia. Toliau yra šiame vadovėlyje eksperimentinės užduotis vadovėlio pabaigoje. Tos eksperimentinės užduotis, jos yra kaip mini laboratoriniai darbai su tradicinėmis mokymo priemonėmis. Mokytojas gali spręsti, kada jas atlikti, ar, sakykime, išnagrinėjus konkrečią temą, ar išnagrinėjus skyrių, ar galbūt ten išnagrinėjus kelis skyrius. Tiesiog mokytojo nuožiūra, kadangi mokytojai turi galimybę laisvai operuoti didelę turinio dalimi, tai tokiu būdu tiesiog aš jas įdėjau į pabaigą, o ne savo nuožiūrą dėliojau prie kažkokių tai temų. Dabar toliau, kaip aš jau sakiau, kadangi buvo daug labai sudėtingų pamastymų dėl turinio atskleidimo, aš neišvengiau 3 neprivalomų temų. Jos pažymėtos, prie jų yra parašyta, kad tai yra tie mokiniam, kurie domisi fiziką ir kurie nori pagilinti tas fizikos žinias, ne tai, kad pagilinti, bet, tarkime, galima išmokti mintinai apibrėžimą, ar ne, kas yra įtampa, ar ne? Ir galima suprasti, kas yra įtampa per potencialų skirtumą. Tai būtent tos 3 temos yra įdėtos tam giluminiam fizikinių reiškinių suvokimui. Nes aš, kitaip nesupratau, tiesiog būtų nesąžininga jų neįdėti, kadangi yra mokinių, kurie
mąsto apie nagrinėjamus reiškinius, juos gvildena, ieško priežastinių pasekminių ryšių ir tada, vat sakau, kaip sugriautas tiltas, nėra to potencialo, kaip paaiškinti įtampą ir taip toliau. Todėl jos pažymėtos tos temos yra tiesiog prie jų prierašai. Yra keletą intarpų, kurie pažymėti rožinė spalva, taip pat kaip papildoma medžiaga, bet jų tikrai gal ten 2, gal 3 vietos vadovėlyje, nežinau. Toliau paskutinės skyriaus temos, kaip visada, yra integracinio pobūdžio, tačiau į kai kurias iš jų yra integruotos ir privalomos temos. Pavyzdžiui, elektrostatikos paskutinis skyrius apie kondensatorių įvairovę, tai praktiškai čia jau yra kaip ir programiniai dalykai. Na ir galiausiai yra tarpdalykiniai projektai, kurie užbaigia kiekvieną fizikos skyrių ir jie yra atviro tyrinėjimo lygmens. Aš kažkada ten seminaruose skaitydavau šitą, ne pati tą sugalvojau, yra tarptautinėje literatūroje kalbama apie 4 tyrinėjimo lygmenis, patvirtinantį, koordinuotą, struktūruotą ir apie atvirą tyrinėjimą. Tai yra pagrindinis bruožas, kada mokiniai, jiems nepateikėme receptų, ką tu žingsnis po žingsnio turi tam projekte padaryti, bet iškeliama problema ir pats mokinys turi galvoti apie tai, kaip tą projektą įgyvendinti. Na ir apibendrinant visus, sakykime, visas tas detalės, metodinės detalės, aš pareiškinau pagrindinę mano siekį. Tai yra vadovėlis, vadovėlio turinys orientuotas į giluminį nagrinėjamų reiškinių supratimą. Tai būtent mes turim pirmiausia suprasti reiškinį, o tik po to pereiti prie formulių kalbos. Na, va dabar man čia truputėlį trūksta tos vietos, kažkaip mes, kai sutimtai dirbam, man taip nebūna, taip yra taip, kaip ir aš čia nieko pakeisti negaliu, tiesiog tokia aplinka, bandau kažką sustumdyti, bet nelabai pavyksta. Tai va, aš kada dirbu su savo studentais, aš visada jiems sakau, ką reiškia sėkmingai mokyti fizikos. Tai sėkmingai mokyti fizikos reikia lengviau tada, kai prisimeni sluoksniuotą pyragą. Pirmiausia yra gamtos reiškiniai. Vat pirmas pyrago sluoksnis – giluminis, kokybinis fizikinių reiškinių supratimas. Ir tik tada, kai supranti reiškinį, kaip veikia elektros grandinė, kodėl tie krūviai juda taip, o ne kitaip, tik tada mes galim pereiti prie simbolių ir prie formulių kalbos. Taigi antrasis sluoksnis, formulių kalba, ji turi tik tai padengti mūsų fizikinius reiškinius, bet ji neturi tapti mūsų prioritetu. Ir kada šitie 2 sluoksniai tarpusavyje susiję, kada vyksta difuzija, vat tada mes formuojam tą fizikinį pasaulio vaizdą. Tai vat būtent apibendrindama tą vadovėlio sudarimo metodiką, aš ją iliustruoju vat būtent šituo piešiniu. Dabar pereinu prie fizikos teminio plano aptarimo. Jis šiek tiek keitėsi, lyginant su tuo, kuris galbūt pakabintas leidyklos tinklapyje, nes pasikeitė, nedaug, bet vieną temą ten padalinau į 2 ir dabar aš pabandysiu tiesiog pereiti prie to paties teminio plano. Nežinau, kaip vėl pavyks susitampyti tą visą vaizdą. Na, gal tada aš nustosiu trumpai dalintis ekranu. Tada grįžtu prie teminio plano. Teminis planas tai 0909. Išsigydinu ir tuoj pat pasidalinsiu ekranu. Taip, aš jį išsigydinau, gerai. Ir dabar jau galiu vėl dalintis ekranu. Tai va, tai pirmam skyriui praktiškai niekas nesikeitė, kaip buvo, taip ir liko. Tos pačios temos, tik tai aš dar rožinę spalvą pažymėjau, sakiau, tas 3 neprivalomas temas elektrinio lauko potencialas. Taip. Toliau
tai būtent, kaip aš jau ir minėjau, sudėliota savaitėmis, savaitė 2 savaitinės pamokos fizikos 8 klasiai, tai maždaug tiesiog, ir stengiausi, kad pabaigtume vieną skyrių, praktiškai per vieną mėnesį. Aišku, kai kurios vieni skyriai ilgesni, kai kurie trumpesni, tai visiškai taip kalendoriniu požiūriu nepavyko visko sudėlioti, bet tas nuokrypis labai mažas. Pavyzdžiui, elektrostatikos man netilpo viena tema, ta prasme, nuolatinę elektros srovę reikėtų pradėti nagrinėti rugsėjo 4 savaitę. Tai dar kartą kartuoju, tai yra mano matymas, kaip aš, jeigu dirbčiau mokykloje, kaip tiesiog įsidėliočiau tas temas. Bet čia priklauso vėlgi nuo jūsų požiūrio, nuo jūsų matymo. Ir tų temų variacija gali būti pati įvairiausia. Tada nuolatinė elektros srovė, pradedam ją nagrinėti pats ilgiausias fizikos skyrius, spalio mėnesį ir praktiškai, ji man susidėliojo, žodžiu, iki spalio galo šita tema. Bet, kaip aš jau minėjau, tai pats didžiausias, tas skyrius yra pats ilgiausias, lyginant su kitais skyriais. Kadangi tai yra, fundamentiniai elektrinių grandinių veikimo principai. Mes turim pirmiausiai išsiaiškinti, kas yra elektros srovė, kas yra srovės šaltinis, kas veikia elektros, kokie procesai veikia elektros grandinėje, kokie fizikiniai dydžiai tos procesus apibūdina ir tik tada mes pereinam jau prie taikymo, tai yra jungimo dėsnių. Tai šitame skyriuje praktiškai irgi niekas nesikeitė, jokių kažkokių papildomų nereikalingų temų nėra. Paskutinė tema - elektriniai reiškiniai gyvuosiuose organizmuose, neuromokslų pradmenys. Tai čia vėlgi jinai kaip papildoma tema, tai tikrai mokytojai gali varijuoti, gali kitaip pateikti tuos elektrinius reiškinius gyvuosiuose organizmuose, o neuromokslus paminėjau dėl to, kad tai yra viena iš naujausių mokslų sričių, labai populiari ir, žodžiu, kad mokiniai bent jau žinotų, kasgi tie yra neuromokslai, ką jie ten nagrinėja. Toliau lapkričio mėnesį aš paskyriau laidininkų jungimo būdams. Ir kiekvienai temai, tai yra nuoseklus lygiagretus laidininkų jungimas, mišrus laidininkų jungimas, ir kiekvienai temai papildomą pamoką numačiau laboratorinį darbą. Tai čia galima remtis tom eksperimentiniam užduotim, galbūt jūsų tos eksperimentinės užduotis netenkins, galbūt jūs turit kitus laboratorinių darbų, kažkokius metodinius vadovėlių, tai yra metodinės priemonės. Taigi kiekviena tema yra papildoma laboratorinių darbų, ir dar vieną temą tokiam apibendrinam uždavinių sprendimui iš viso skyriaus. Ir galiausia elektros srovės poveikį žmogui, elektrosauga, į šitą temą kaip papildoma, jinai taip pat yra integruota į bendrasias programas ir jūs galite, vėlgi savo nuožiūrą, tiesiog galbūt, jeigu netinka ta prieiga, kokia yra mano vadovėlyje, pakoreguoti ir paimti kažkokiu kitu aspektu šitą panagrinėti. Toliau yra 4 skyrius – elektros srovės darbas ir galia ir būtent elektros srovės veikimas. Tai čia pirmosios temos jos yra tradicinės, man nebuvo didelių problemų jas rašant, bet su elektros srovės magnetiniu veikimu, buvo rebusas didžiulis, todėl kad visas mūsų skyrius, visa ta dalis, visas tas vadovėlis vadinasi elektra ir magnetizmas. O visoj programoj magnetizmui yra tik tai skirtas pusę sakinio. Magnetinis elektros srovės veikimas. Tai čia aš bandžiau kažkaip įsisukinėti. Tai ta pirmoji tema - srovės magnetinis veikimas, magnetinis laukas. Magnetinio veikimo paaiškinti be magnetinio lauko aš neįsivaizduoju, kaip galima. Kita vertus,
kada nagrinėsite radioaktyvumą, tai yra atomo fizika, kuri atitinka, pagal programą atitinka jau ne įvadinį požiūrį į atomo fiziką, bet jau tą kvantinį požiūrį, kada programos turinyje kalbama apie tai, kaip išaiškinti mokiniam, kodėl elektronai nenukrenta ant branduolio, vadinasi, jie turi turėti elektrostatinę sąveiką, taip, ten visos branduolinės reakcijos. Ir kas svarbiausia, jeigu mes kalbam apie radioaktyvumą, tai yra savaiminį branduolių skilimą, taigi alfa, beta, gama dalelės, jų pagrindinė savybė, jų elgsena magnetinėme lauke. Tai, žodžiu, be to magnetinio lauko niekaip, ir kita vertus visatos reiškinius nagrinėjant, be tos spinduliuotės elektromagnetinės kažkaip neišeina. Tai va, tai tokiu būdu 4.6 tai yra magnetinio veikimo praktinis taikymas. Tai čia yra elektromagnetas, dar kažkas nežinau. Bet recenzentai, kurie dirba mokykloje ir recenzavo vadovėlį, tai sakė, kad tikrai tos temos reikalingos ir tikrai nereikia jų išmesti. Ir galiausia papildoma tema nuo telegrafo iki išmaniojo telefono, tai čia tokia papildoma skaitimų tikrai nesvarbi tema. Dabar paskutinis skyrius, tai yra numatytas sausio mėnesį, elektros srovė įvairiose terpėse, tai viena tema skysčiam, viena tema dujom, kita taip pat prasitęsia dujinis išlydis technikoje ir gamtoje, tada puslaidininkiai. Savasis puslaidininkių laidumas ir kodėl skaidžiau atskyriau tą puslaidininkinę sandorą nuo primaišinio puslaidininkių laidumo. Tai dėl to pasikeitė šiek tiek teminis planas, kad atsirado viena nauja tema. Ir tokiu būdu, kodėl reikia tos puslaidininkinės sandoros, aš nežinau, kaip paaiškinti puslaidininkinius fotoelementus arba saulės baterijas be puslaidininkinės sandoros. Tai čia vėlgi mokytojo pasirinkimas. Arba galima apsiriboti, kad saulės baterijos tai yra tai tos plokštės, kur dedam ant stogų ir ten dar kažkur taip toliau, bet kas jau viduje vyksta, kaip paaiškinti be tos puslaidininkinės sandaros, aš nežinau. Tai jeigu yra galima tokį primityvį tik tai paskirtį akcentuoti, kad gamina energiją elektros, bet jeigu norim paaiškinti, kaip ta energija ten atsiranda, be šito niekaip neįsiversi. Tai galbūt kažkuris vaikas, kažkurie mokiniai, kurie labiau domisi, kurie ir lengviau suvokia šios reiškinius, galbūt pasiskaitys. Nepasiskaitys, tai nepasiskaitys. Ir galiausiai fotoelementai ir jų taikymas. Tai tokia mano yra tokia dėlionė. Tai kaip tik tiek, kad aš čia paspalvinau tą planą poroje vietų ir dar įdėjau vieną papildomą temą. Tai dabar vėlgi galvoju, man reikia kažkokiu būdu iš to teminio plano išeiti. Ir gal prieš pereinant prie kito klausimo, galbūt nežinau, kaip ta diskusija ar pabaigoje ar dabar. Gal tada vis dėlto aš pabaigsiu savo pristatymą ir tada padiskutuoti. Nes jeigu dabar pradėsiu kalbėti, tiesiog galiu nuklysti. Taip, tai dabar grįžtu prie mūsų seminaro. Ir dabar apie elektrostatiką. Taip? Tai kadangi jūs galite pasivartyti šitą skyrių pirmąjį, tai dabar aš tik tai pakomentuosiu keletą vietų. Tai pirmiausiai, kuri vieta man rašant buvo sunkiausia. Tai būtent rašant temą elektrinis laukas, nes jeigu mes vaizduojame elektrinį lauką, elektrinio lauko linijomis, ir tokiu būdu nepažymėti tik tai ant elektrinio lauko linijos parašyti simbolį E, raidę E, tai yra modulį elektrinio lauko, neišeina. Tai tiesiog aš rašiau, kad simbolis tas yra su rodyklyte viršui, tai yra su vektorių ženkliuku. Ir vaikai 8 klasėje per matematikos pamokas jau tą vektorių nagrinėja. Tačiau aš į vektorių tikrai nelendu, pasakau, kad yra toks simbolis elektrinio lauko to vaizdo ir daugiau nieko.
O šitą, na, vėliau, vyresnėse klasėse, na, galbūt, kai jie grįž prie to elektrinio lauko, atsiras, na, didesnė ta prasmė. Toliau, kaip aš jau minėjau, apie potencialą ir įtampą. Na, bet čia buvo didžiausia problema, paaiškinant, kadangi pagal programą yra numatyta kondensatoriaus elektrinė talpa, ar ne? Kondensatoriaus elektrinė talpa ir va toj kondensatoriaus elektrinė talpoj talpą apibrėžiant, nu niekaip negali be tos įtampos sąvokos, ar ne? Ir tada, vat, aš ten tik tai nuorodą įdėjau, kad trumpai vieną pastraipą parašiau, kad tai lauko energetinis, elektrinio lauko energetinė charakteristika ir tiesiog nuoroda į kitą temą. Bet na, pati suprantu, kad tai yra nuoseklumo principų negerai, bet kadangi toj programoje nuoseklumo jau kaip ir neliko turinyje, na, tai tiesiog yra taip, kaip yra. Tai va, tai žodžiu, čia buvo didelė problema su ta įtampa, kada reikia paaiškinti elektrinę talpą, kaip prieš tai jinai nenagrinėta. Dabar toliau kita tema, nu tai čia tiesiog aš neįvedžiau ir nepriklauso šito daryti. Dabar nežinau, kaip čia patraukti į kitą pusę. Šito elektrinės talpos priklausomybės nuo kondensatoriaus parametrų, tačiau kokybiniu požiūriu tai nagrinėjama. Tai čia aš aptariau 3 bandymus, kaip ta elektrinė talpa priklauso nuo plokštelių bendro ploto, kaip ta talpa priklauso nuo aplinkos ir kaip talpa priklauso nuo atstumo tarp kondensatoriaus plokštelių. Bet viskas šita formulė neįeina pagal bendrasis programas ir jos vadovėlėje tikrai nėra. Yra tik tai elektrinės talpos formulė. Taip, dabar toliau, kaip visa tai yra susiję su pratybom, koks yra tęstinumas. Tai rašydama pratybas aš visada atsiversdavau savo vadovėlį, temas ir žiūrėdavau, kaip tas temas galima praplėsti, sakykime, per papildomą metodinę medžiagą, tai yra naudojant fizikos pratybas. Dabar nežinau, ar man pavyks jas atsidaryti, tas pratybas. Teminis seminaras, tai čia galbūt, ar ne? Tai va, dabar apie tas pratybas, tai principas, kaip aš jau minėjau, tęsinys vadovėlio temų ir būtent tų mokėjimų ir įgūdžių formavimų skirta metodinė priemonė. Paragrafai atitinka vadovėlio paragrafus, čia jau mano senas tas principas visas. Na ir dabar, sakykime, jeigu aš ką tik kalbėjau apie kondensatorių, tai atsiversiu šitą temą apie kondensatorius. Paskutinę, taip, potencialas neprivaloma. Tas irgi ne, bet kondensatorius, taip. Na dabar, ką mes galim nuveikti nenaudodami skaitmeninių simulacijų, ar ne? Na tai įtvirtinimų, sampratos, kas yra kondensatorius, ar ne? Kad tai yra prietaisas skirtas elektros krūviui kaupti, taip. Dabar toliau paveikslu pavaizduotas srovės šaltinis, kondensatorius, pažymėkite kondensatoriaus plokštelių krūvį, pavaizduokite elektrinio lauko linijas tarp kondensatoriaus plokščių. Toliau pavaizduotos 2 elektros grandinių schemos, parašykite, kurioje pavaizduotas kondensatoriaus įkrovimas, kurioje išsikrovimas. Paaiškinkite, kas vyksta įkraunant ir išsikraunant. Taip? Ir dabar toliau pabaigti rašyti sakinius, didinant atstumą tarp kondensatoriaus plokščių, ten sanklaudos, dėl sanklaudos tiesa. Plokštelių bendro ploto man nepraleido kalbininkai ir įvedė tą žodį sanklauda. Čia ne mano sugalvota, čia tiesiog aš buvau priversta naudoti šitą savoką. Ir dar vieną savoką buvau priversta pakeisti, tai vietoj sultono naudoti kutą. Tai va ten, kur bus elektrinis laukas, nupieštas sultonas, bet vadinamas kutu, todėl kad,
Nepavyko susitarti su kalbininkais ir tiesiog man tos sultonos sąvokos nepraleido, nors aš tikrai žinau, kad naudojama tuose metodinėse priemonėse šita sąvoka visais laikais buvo. Tai vad neįsigaskit tų dviejų sąvokų, bet tai ne mano naujadaras. Toliau uždavinių sprendimo pavyzdžiai, nu va čia labai šitą elementaru. Ir dabar tai yra tokie, ką galima atlikti pratybos, ar ne? O dabar, jeigu mes pereiname prie skaitmeninių simulacijų, taip, tai dabar nežinau, ar man pavyks čia atsidaryti ar ne. Pavyko užsikrauti, taip. Ir dabar tiesiog yra užduoti pratybose, aš tiesiog atsispausdinau, kad nereikėtų man čia stumdytis iš vieno lango į kitą. Skaitau. Skaitmeninėje simulacijoje pavaizduotas kondensatorius ir srovės šaltinis. Kairėje ekrano pusėje pažymėta, dabar čia jūs nematysit, va čia va, šita kondensatoriaus talpa kapacitans. Dešinėje ekrano pusėje pažymėkite komandas. Dabar vėlgi, kadangi bijau čia paspausti, nežinau, kas atsitiks, jeigu aš šitą uždarysiu. Dešinėje pusėje yra tos komandos. Nu, bandysiu uždaryti, galgi nieko blogo nenutiko. Tai va, dešinėje ekrano pusėje pažymėkite komandas, ten plokštelės krūvis, toliau šitas stulpelinis grafikas ir elektros srovės kryptis. Na ir toliau įkraukite kondensatorių, pastumdami srovės šaltinio pavaizduotos lankiosios juostos šliaužiklį į viršų 1,5 voltų. Taip, parašykite, kas pasikeitė kondensatoriuje, parašykite, kokia elektronų judėjimo kryptis įkraunant kondensatorių. Dar kartą pakartoju. Nes simuliacija vaizduoja elektronų judėjimo kryptį. Toliau, B punktas. Atjunkite kondensatorių nuo srovės šaltinio, o po to mažinkite atstumą tarp kondensatoriaus plokštelių. Stebėkite, kaip kinta kondensatoriaus talpa. Ir va čia užstoja, bet čia niekaip man neina pastumti tos juodos juostos. Ten buvo 0,3, dabar gal 0,8. Jie mato šitą kitimą. Taigi keičiam atstumą tarp plokštelių ir stebim, kaip keičiasi kondensatoriaus talpa. Parašykite, ką pastebėjote. Ir jie turi parašyti sakinius. Didinant atstumą tarp kondensatoriaus plokštelių talpa ir mažinant atstumą irgi, ką daro talpa. Toliau C punktas. Parinkite tam tikrą atstumą tarp plokštelių, pavyzdžiui, 6 milimetrai. Taip, ir nekeiskite. Didinkite kondensatoriaus plokštelių plotą ir stebėkite, kaip kinta kondensatoriaus talpa. Na, vėlgi negaliu šito parodyti, ten matosi. Taigi didinant kondensatoriaus plotą ir po to galima mažinti kondensatoriaus plokštelių plotą ir vėl žiūrėti, kaip kinta kondensatoriaus talpa. Toliau mes turime išvalyti. Panaikinkite pasirinktus aktyvuodami ekrano pačioje, dešinėje pusėje esantį oranžinį spalvos mygtuką. Pastumkite ant srovės šaltinio pavaizduotos lankiosios juostos šliaužiklį į apačią iki -0,5 volto ir stebėkite, kaip įkraunamas kondensatorius, elektronų judėjimo kryptis, aprašykite, kiek ilgai truko kondensatoriaus įsikrovimo procesas ir galiausiai, remdamiesi, tai dalis, šią simulaciją pasimokykite apskaičiuoti kondensatoriaus vienos plokštelės krūvį, kai kondensatoriaus elektrinė talpa yra 0,3 pikofaradų. Tai va, norint atlikti šią užduotį, reikia išmatuoti įtampą tarp kondensatoriaus plokštelių. Taip, ir mokiniam paaiškinama, dešinėje pusėje yra voltmetras, paimkite jį ir prijunkite prie kondensatoriaus plokštelių. Taip.
Voltmetras prijungiamas prie plokštelių dviem gnybtais, pažymėtais raudona spalva atitinka pliusą ir juoda spalva atitinka minusą. Išmatuokite įtampą tarp kondensatoriaus plokštelių. Apskaičiuokite sukauptą elektros krūvį. Jeigu norite pasitikrinti atsakymą, pažymėkite va šitą mygtuką ir jūs matysite atsakymą. Taigi gali tiesiog pasitikrinti uždavinio sprendimą su šita simuliacija. Ir galiausiai paskutinė užduotis, tai yra kas? Elektrinis laukas tarp kondensatoriaus plokštelių. Taip, taigi man jau šito nebereikia voltmetro, ar ne? Aš jį grąžinu į savo vietą ir pažymiu elektrinis laukas ir va tada žiūriu, kaip tos elektrinio lauko linijos, kai pakeičiam polariškumą, kaip atrodo ir taip toliau. Tai aš tiesiog detaliai apie tai kalbėjau, nes norėjau parodyti, kad tas užduotis, kurios yra pratybose, spausdintiniam variante, praplečia tos skaitmeninės simulacijos. Jos visos detaliai aprašytos. Tie žingsniai, punktais A, B, C, D, ką vaikai turi daryti. Ir aišku, jie gali tai atlikti ir namuose, kaip namų darbą, galbūt gali klasėje vieną, sakykime, atlikti su mokytojo kompiuteriu. Čia jau nuo jūsų metodikos priklauso. Tačiau, vat būtent tai palengvina vaizduotės darbą. Aš pačioj paskaitos pradžioj sakiau, kad iš tikrųjų nuo vaizduotės ir dėmesio prasideda mokymosi sėkmė. Ar bus tas supratimas, ar nebus. Tai vat būtent tiem, kuriem tos vaizduotės stokojama, tikrai vat šitos simulacijos, jos labai veiksmingos ir jos labai, labai reikalingos. Ar bent jau aš taip manau. Taip, tai dabar liko šiek tiek minučių iki tos mano valandos. Dabar noriu trumpai aptarti fizikos vadovėlių 2-5 skyrių, jų turinį. Tai kaip jūs galite namuose pasivartyti pirmą skyrių, tai dabar aš pabandysiu parodyti, kasgi ten yra kituose vadovėlio skyriuose. Tai pirmą skyrių praleidžiu. Tiesa, vadovėlio visą tą dalykinį, kaip naudotis vadovėliu, tai čia aš jau nekomentuoju, tiesiog elementarūs dalykai, vadovėlio struktūrą pristačiau, bet mokslo metų pradžioje tą reikėtų būtinai akcentuoti mokiniam, kad jie mokėtų savarankiškai dirbti su vadovėliu. Na, jūs tą jau darote ir tą puikiai žinote. Tai dabar greitai reiktų man kažkur surasti, kurioj vietoje baigėsi tas pirmas skyrius. Va čia tie visi kondensatoriai, apie ką aš dabar kalbėjau, apibendrinimo skyrelis ir prasideda antras skyrius. Tai yra skyriaus anotacija, kad nagrinėsime judančius elektros krūvius, priešingai negu prieš tai buvo nejudantis elektros krūviai elektrostatikoje. Mokysitės apie elektros srovę metaluose, srovės stiprį, įtampą ir taip toliau. Taigi ir viską vainikuoja Omo dėsnis grandinės daliai. Pratybose yra labai daug simulacijų, labai daug sukurta tokį mini laboratorinių darbų skaitmeninių Omo dėsnio įtvirtinimų. Tai, na, dabar nuo ko viskas prasideda, nežinau, nes kokiu čia aš atstumu, kiek aš čia galiu didinti. Galbūt, kad ne iš karto atvertą matytumėte. O vieną puslapį. Na tai viskas prasideda nuo tiltelio tarp elektrostatikos ir jau kito požiūrio tarp judančių elektros krūvių. Taigi netvarkingai judantis elektros krūviai ir tvarkingai judantis elektros krūviai, ar ne? Tada elektros srovės atsiradimo sąlygos, pradedam nuo to, ką matom, kas yra vandens srovė, tada aptariam srovių įvairovę, jūros srovė, dujų srovės ir dalelių srovės, tai yra elektros srovė, ar ne? Dabar toliau, jeigu ne, aš vis vien negaliu kitaip, man tenka žiūrėti šitaip, tai, na, tiesiog toliau mes turim laidininkų sandarą, ar ne? Tai čiagi izoliatorius, čia laidininkas ir kaip atrodo padidintas laidininko vaizdas, kad yra teigiami jonai, laisvieji elektronai. Taip, dabar toliau. Na, man čia kažkaip nepavyks, ko gero, taip kaip aš norėčiau, kad po puslapį matytumėte, tai teks susimažinti.
ir matyti atvartą. Toliau metalų sandara, toliau elektros srovė metaluose, tai kaip tos dalelės juda, kad kryptingai, bet netvarkingai. Elektros srovė metaluose ir skruzdėlių takai. Jeigu kada nors stebėjote skruzdėles, žinote, kad jos bėgioja takais. Skruzdėlis pažymi taką cheminėmis medžiagomis, keliaudamos, kur randa daug maisto. Į skruzdėlių judėjimo takų galima žiūrėti kaip elektronų judėjimo laidų, kurie teka elektros srovė. Juda iš vienos vietos į kitą, nešančius lapus. Užuot nešę lapus, elektronai neša nedidelį elektros krūvį. Na ir čia aprašomi tie klasikiniai bandymai, 2 elektroskopai, vienas elektrintas, kitas ne, kad kas atsitiks, kai juos sujungiam laidininku, kada baigėsi tas įsielektrinimo reiškinys. Toliau yra elektros srovės šaltiniai, viskas prasideda nuo varlės kojos, kaip jau minėjau ankstesnių seminarų metu. Na ir toliau pereiname prie citrinos ir galiausiai prie jau voltos stulpo ir jau šiuolaikinio voltos elemento, galvaninio elemento. Toliau, kasgi vyksta srovės šaltinio viduje, taigi katodas, anodas, elektrolitas. Kodėl elektronai negali tiesiogiai pereiti per šaltinio vidų, kodėl jie renkasi aplinkinį kelią paaiškinta. Na ir toliau, jeigu mes jungiam galvaninius elementus tarpusavyje, turime bateriją. Na, kada išsiaiškiname elektros srovės šaltinį, išsiaiškiname laidininko sandarą, tada jau belieka juos sujungti į vieną visumą. Ir tai pereinam prie temos apie elektrinės grandines. Čia elektrinė grandinė, kurios nematom buitinėje aplinkoje, čia laboratorinė elektrinė grandinė, pagrindiniai elementai, kas ją sudaro, kaip juda elektronai elektrinėje grandinėje. Na ir tiesiog atkreipiu dėmesį, kad anglų kalba elektros grandinė reiškia circuit. Aš kalbu kaip prancūzų kalba, šitą, kadangi mokiausi, man tas angliškas tarimas, circle galbūt reikėtų kažkaip tai pasakyti. Na tai vat būtent kodėlgi tas ratas gaunasi ir kaip tie elektronai bėga tą, sakykime, kabutėse stadiono distanciją. Na ir toliau, kada paaiškiname elektrinės grandinės patį principą, tada kasgi atsitinka. Jeigu jinai uždara, jeigu jinai atvira, galima šitaip ją padaryti atvira grandinė, bet taip nesaugu, reikia naudoti tam skirtą prietaisą, tai tada jau pradedam kalbėti apie jungiklį, jungiklio paskirtį elektros grandinėje. Taip. Na ir po to, kadangi nepatogu elektrinės grandinės piešti, mes naudojam elektrinės schemas, kur elektrinę grandinę vaizduojam sutartiniais ženklais. Na ir tada pereinam prie tų sutartinių ženklų. Čia įdėjau šitą, tai neprivaloma medžiaga, bet čia įdomi medžiaga, kuri galbūt mokiniams, kurie labiau domisi fizika, būtent kaip elektrinis laukas tiek šaltinio viduje, kokia jo kryptis, kiek išoriniai grandiniai ir kaip vyksta tas visas elektringų dalelių judėjimas grandinėje. Toliau elektros srovės kryptis, tai čia tokie elementarūs dalykai. Toliau elektros srovės stipris, tai pradedam nuo vandens srovės, tada pereinam prie elektros srovės, toliau elektros srovės stiprio matavimo vienetai. Na ir tada, jeigu pradedam kalbėti apie matavimo vienetus, tai tam labai svarbu, ypač pradinėse klasėse, ir elektros srovės stiprio matavimą, tai yra padalos vertė. Kaip jinai apskaičiuojama, ta padalos vertė, ir kaip pagal padalos vertę nustatyti ampermetro rodmenis. Pratybose labai daug tokių uždavinių yra. Dabar taip, apie elektrinę įtampą aš jau kalbėjau, kad tikrai aš ją pateikiu dviem aspektais, tai yra tuo elektrinė įtampa kaip elektros srovės atliekamo darbo ir krūvio santykis, bet aš manau, kad tai yra labai sudėtinga. Ir tiesiog tą elektrinę įtampą bandau paaiškinti, bet rožinėme fone neprivaloma kaip potencialų skirtumą. Taip? Taigi čia yra 1,5 voltų, čia 0 voltų potencialas, skirtumas 1,5 voltų. Tai, čia tiesiog, sakau, yra taip, kaip yra. Čia vėlgi palyginimas, sakykime, kaip vanduo
cirkuliuoja vandentiekio bokšte ir kaip elektringos dalelės, elektronai juda elektros srovės grandinėje. Taip, čia vėlgi, ką matuoja ampermetras, kai jungiklis išjungtas ir ką matuoja, kai jungiklis įjungtas. Taip. Dabar toliau apie varžą. Tai kadangi varža yra, kaip pasakyti, viena iš esminių laidininko charakteristikų, ir pradžioje aš paminėjau tas 3 grupės: laidininkai, izoliatoriai, puslaidininkai, nors apie puslaidininkus mes kalbam vėliau. Taip, dabar prie varžos iš karto varžos išnykimas arba superlaidumo reiškinys paminėtas. Čia aš atidėjau temperatūrą Celsijaus skale, kadangi vaikai Kelvino skalės nežino, tai tokiu atveju keičiau šitą ir pažymėjau, kad tai yra pagal Celsijaus skalę labai žemoj temperatūrai, laidininkų varža praktiškai išnyksta. Principas elektrinės varžos, vėlgi metodiniu požiūriu, galime palyginti kaip bėgimą per kliūtis, ar ne? Tai tiesiog elektronų sąveika su jonais arba sportininkas bėgimo takelėje turi įveikti kliūčių pasipriešinimą. Toliau varžos matavimas. Čia vėl toks praktinis paragrafas, nes iš tikrųjų, ką reiškia tos spalvos varžų, kaip apsiskaičiuoti varžos skaitinę vertę. Lentelė yra įdėta, bet lygiai taip pat yra nuoroda į internetinį puslapį, kur galima, tiesiog yra skaičiuoklė varžos, pagal spalvas galima apsiskaičiuoti varžos reikšmę. Bet geriau, kad vaikai iš pradžių su lentelė mokėtų tą nusistatyti, o paskui su tuo internetinio puslapio tą elektroninę skaičiuoklę. Pratybose tas taip pat yra. Dabar laikas pas mus, ir užduočių yra iš šito. Toliau jau viskas, laikas mus spaudžia, tiesiog nebekomentuosiu aš čia, žodžiu, tai, apibendrinimui Omo dėsnis, sakykime, varža srovės stipris įtampa, taip, ir toliau pas mus uždavinių sprendimo pavyzdžiai, papildoma tema, nekomentuoju papildomos temos. Lentelės šitos taip pat nenoriu komentuoti ir man dabar kažkaip, nebesuvaldau to PDF-o. Tai toliau laidininkų jungimo būdai, tai nuoseklus jungimas kaip žemuogės ant smilgos, taip ir šitie, sakykime, lemputės arba kiti prietaisai tarpusavyje sujungti, kas atsitinka, kai, sakykime, vieną išjungiame nuoseklaus jungimo atveju, vadinasi, visos iš karto užgęsta. Ir čia yra tokia įdomi metodika su, sakykime, nuoseklaus laidininkų jungimo palyginimu su procesais, kurie vyksta vandentiekio, sakykime, sistemoje, kai yra vandens rezervuaras, vandens siurblys ir yra 3 atbuliniai vožtuvai. Tai va, čia reiktų jau aiškinti vis labai daug laiko. Tada lygiagretusis laidininkų jungimas, kaip atrodo realiai, kaip atrodo schemoje, kas būdinga, kad jeigu išjungiam jungiklį, tai abi lemputės užgęsta, jeigu vieną išjungiam, kitą šviečia. Žodžiu, tai va, ir čia tie visi palyginimai per skaičiukus, per uždavinių sprendimo pavyzdžius, bet čia tiesiog yra, sakykime, elektros srovė 9,5 ampero, toliau po pirmos varžos kritimas yra 4,5, tada 2 amperai. Čia tiesiog viskas labai detaliai paaiškinta, kaip tai apskaičiuota, kaip tai gauta. Mišrusis laidininkų jungimas. Ir toliau uždavinių sprendimo pavyzdžiai, elektrosauga, žeminimo laidas, ar ne. Ir čia aš tiesiog apie laidų spalvas rašau, būtent nulinis laidas, žeminimo laidas, fazinis laidas ir taip toliau. Ir galiausiai yra elektros srovės darbas gale veikimas, tai arba išmanusis namas praktiškai šiuolaikinis, tai tiesiog
labai trumpai tiesiog jau nebekomentuoju. Čia būtent apie skirtingą galią, kaip skirtingos galios lemputės veikia, kai jos sujungtos nuosekliai, kai sujungtos lygiagrečiai. Taip, toliau elektros srovės šiluminis veikimas, toliau kas atsitinka, kai mes sujungiame fazinį laidą su nuliniu laidu, tai būtent tas elektros trumpasis jungimas, saugikliai, ten skaitmeniniai laboratoriniai yra labai įdomus su saugikliais galima atlikti. Na ir toliau tas magnetizmas, kur sakiau, man buvo didžiulis galvos skausmas, tas tradicinis eksperimentas, tai viskas labai paprasta, kad rodiklė pasisuka kompaso, kai teka laidų elektros srovė, bet natūraliai kyla klausimas, kodėl pasisuka, vadinasi, dėl magnetinio lauko ir taip toliau. Na ir va čia viena ta tema, neprivaloma magnetinio veikimo taikymas. Čia jau mokytojams spręsti, ar jūs naudosite tą elektromagnetą, nenaudosite, bet čia yra įdėta keletą tokių pavyzdžių. Ir galiausiai tarpdalykiniai projektai apie žinučių rašymą, mes dažniausiai galvojame, kad spinduliuotė, sakykime, telefono daugiausia problemų kelia, bet iš tikrųjų ir galvos laikysena, žodžiu, kaklo įtempimas labai apkrautas, tai čia tiesiog yra toks tarpdalykinis projektas. Na ir galiausiai elektros srovė terpėse, tai disociacija elektrolitinė, toliau elektrolizė, toliau elektrolizės taikymai, taip, ir galiausiai, kas elektros srovė dujose, tada toliau dujinis išlydis technikoje ir gamtoje, kibirkštinis išlydis plazmos rutulyje, vainikinis išlydis. Na ir visi tie tokie klasikiniai dalykai, puslaidininkiai, savasis puslaidininkų laidumas, priemaišinis puslaidininkų laidumas ir galiausiai viską baigiame fotoelementais ir paskutinė potėme Saulės baterija, bet aš ją dėjau į rožinį foną kaip neprivaloma, todėl kad visa problemėlė yra būtent toj PN sandūroje. Va čia. Jeigu mes nepaaiškinam PN sandūros, tai tada Saulės baterijos veikimo mes paaiškinti negalim. Tai va, tai toks, čia tos, kaip aš jau minėjau, eksperimentinės užduotis vadovėlio gale. Na ką, ir praktiškai aš viską lyg tai ir prasisukau su savo laiku. Dabar naudodamas progą, prieš pereinant prie diskusijos, aš noriu pasakyti trumpą informaciją dėl fizikos mokymo 11-12 klasėje. Galbūt jūs tai informavo, galbūt ne, bet vasarą Nacionalinė švietimo agentūra atliko detalę mano fizikos vadovėlių analizę 11-12 klasėje, ekspertų komisija, ir pastebėjo, kad pagal bendrasias programas nėra tik tai vienos temos. Tai yra 3 termodinamikos dėsnio. Nors jis buvo senuosiuose vadovėliuose mano pirmajam leidime. Tada Nacionalinė švietimo agentūra kreipėsi į Šviesos leidyklą ir prašė perleisti tuos vadovėlius, kaip jau pagal naujas programas. Bet Šviesos leidykla atsisakė juos perleisti dėl to, kad nenumatyta tai planuose. Tai dabar, žodžiu, situacija yra tokia, kad praktiškai, jūs turite tas rekomendacijas, kur paruošusi Nacionalinė švietimo agentūra, ir ten matot prie kiekvienos temos, kur 11-12 klasė, praktiškai yra visur cituojami mano vadovėliai. Tai, žodžiu, tikrai puikiausiai galima dirbti su tais vadovėliais 11-12 klasiai, išskyrus vieną temą. O jeigu turite užsipirkę senus vadovėlius, tuos, kur buvo tokie mėlyni ir oranžiniai, tai tikrai rasite ir 3 termodinamikos dėsnį. Jis ten buvo. Tai va tokia trumpa informacija, o dabar pereinu prie diskusijos. Taigi aš nustojau dalintis ekranu, nežinau. Tai aš tiesiog trumpai noriu informuoti, kad klausimus galite užduoti čiate arba parašyti skiltį Q&A, arba galite pakelti ranką ir tuomet
galėsite klausimą užduoti žodžiu, tai jums reikės tiesiog paspausti mygtuką Raise Hand. Ir matau yra čiate porą klausimų, tai aš juos tuomet perskaitysiu. Ina klausia, kodėl pradedama nuo elektrostatinio skyriaus, jeigu mokyklos puslapyje planas pateiktas nuo atomo sandaros. Labai paprastai atsakau į šitą klausimą. Atomo sandarą mokiniai nagrinėja 4 klasėje, 6 klasėje. Per chemijos pamokas jie nagrinėja lygiagrečiai 8 klasėje, chemija prasideda nuo atomo sandaros. Nereikia painioti 2 dalykų. Atomo sandaros pateikimo pirminių lygmenių, kada mes kalbam apie atomą, kad jis sudarytas iš branduolio ir elektronų, visą tą vaikai išmoksta 4 klasėje ir per chemijos pamokas 8. Mūsų programuose, bent jau tuose 8 klasės, kalbama apie atomą, iš tikrųjų pateikiama, lendam į atomo vidų, nagrinėjam atomo elektrostatinę sąveiką, branduolio ir elektronų. Ir toliau pereinam prie iš tikrųjų radioaktyvumo reiškinių. O radioaktyvumo reiškinių paaiškinti be be magnetinio lauko sampratos, be elektromagnetizmo, kodėl alfa dalelės nukrypsta į vieną pusę, į kitą. Ir to neįmanoma. Todėl būtent šitą atomo sandarą jinai yra pateikiama tuo, kaip mes anksčiau dirbdavo mokyklose, pagal tą kvantinės atomo sandaros lygį, jau aukštesnių lygių, nebe primityvių lygių tose programuose, nes iš nuo atomo sandaros einama į radioaktyvumo reiškinį. Tačiau mokytojai gali puikiausiai operuoti turiniu ir jeigu jūs matote, kad jums reikia tą atomo sandarą dėstyti pačioj pradžioj, ir kalbėti apie radioaktyvumą, kai vaikai nežino, kas yra magnetinis laukas ir kaip elgsis dalelės magnetinėme lauke alfa, beta, gamma, spinduliuotė visa, tai galima ir tokį kelią pasirinkti. Tiesiog konstatuoti faktą, kad yra tokie elektriniai laukai, jūs apie juos kažkada mokysitės, bet va dabar yra taip ir taip. Na, mano požiūris yra kitoks. Iš tikrųjų, pirmą turi išsiaiškinti tas terpes, tą lauko sampratą ir tik tada kalbėti apie radioaktyvumą. Bet sakau, čia mano požiūris, čia mokytojai gali spręsti, kaip jiems patogiau. Dėl to aš leidau abu vadovėlius, kad galėtumėte rinktis, kaip jūs matote tą nuoseklumą. Taip, tai abu vadovėliai jau yra išleisti, tai tikrai galite laisvai varijuoti ir jeigu jums geriau, tai pradėkite dėstyti medžiagą nuo kito vadovėlio. Tai bus kitas klausimas, kuo bloga sąvoka popierinės juostelės arba persiklojimo persidengimo plotas? Aš negaliu atsakyti į tą klausimą, nes aš taip rankraštį ir buvau parašiusi, bet aš dar kartą kartoju, vadovėlio rankraštis praeina kalbos redaktorė ir kas sudėtingiausia, valstybinė kalbos komisija. O kalbos redaktorė žiūri, kokios sąvokos yra naudojamos kalbos žodynuose ir tokiu būdu nepraleidžia. Ir viskas. Aš, pavyzdžiui, visiškai sutinku su tuo, kad ne kutas, o šitas yra sultonas, bet kalbiniu požiūriu neteisinga sąvoka. Suprantat, kokia yra problema? Sankloda arba persilygimo plotas. Tai aš ir aiškinu, sakau, kokia ta sankloda gali būti. Juk kaip paimi rankas, taigi gali būti lygiagrečiai, ar ne, gali būti taip, ta sankloda gali būti labai įvairi. Bet nesugebėjau aš apginti šito savo matymų. Čia jau ne nuo manęs priklauso tie dalykai. Kada vadovėliai pasieks mokyklas, tai vadovėliai mokyklas ir visus užsisakiusius turėtų pasiekti šią arba kitą savaitėmis. Jeigu galima rinktis temų išdėstymą kitaip, tai tada norėtųsi, kad antra dalis vadovėlio būtų ir elektroninėje erdvėje. Tai taip, vadovėlis yra skaitmeninamas ir OPIC platformoje atsiras ir antra vadovėlio dalis. Ar EP, EK energijos nereikės kalbant apie elektrines? Potencinės kinetinės energijos sąvoką įvedu tame paragrafe, kur yra neprivaloma tema apie potencialą. Kad paaiškinti potencialą, reikia pradėti nuo mechanikos.
Ir būtent ten kalbu apie, primenu, jie apie energiją 6 klasėje šiek tiek mokosi. Jinai yra integruota į šitą gamtos kursą. Bet iš tikrųjų manau, kad jie būna jau pamiršę gerokai. Tai tokiu būdu toje temoje, kuri yra neprivaloma tema, potencialų skirtumas, potencialas, aš pradedu nuo kinetinės ir potencinės energijos. Ir ten primenu, kas yra kinetinė, kas yra potencinė, kokios jų yra matematinės išraiškos. Ir tik tada pereinu prie potencialų sampratos aiškinimo, prie elektrostatinės krūvio energijos ir prie potencialų. Tai jeigu jūs renkate, sakykime, mano vadovėlį pirmą temą, kaip pirmą dalį, tai tada tos elektrinės visos yra būtent antroji daly. Bet aš dar kartą noriu priminti tiem mokytojam, ypač kurie dirba daug metų mokykloje, juk jūs puikiai atsimenat, kaip buvo sudėliota programa. Visas branduolio atomo fizika, kur mes einam jau į kvantinį lygį, 10 klasėje tas buvo. Tai būtent eidavo į skyriaus pabaigą po visų elektrinių reiškinių ir ten atsiranda tos visos elektrinės ir taip toliau, taip toliau. Tai mano požiūris yra toks, bet sakau, čia grynai nuo mokytojo. Kiekvienas mokytojas mato, kaip jis tą logiką vidinę. Man buvo be galo sunku rašyti, žiauriai sunku. Yra daug paprasčiau buvo su 11-12 klase, kada nuoseklumas, bet jūs įsivaizduokit, kondensatoriaus elektrinė talpa, be įtampos. Ką ten padaryti? Arba pernai, garsas be slėgio. Dabar pasižiūrėjau 9 klasės programą. Ką jūs manot? Ten Archimedo jėga įdėta. Ten įdėtas Paskalio dėsnis. Tai ko to negalima buvo nuvaryti į 8 klasę ir daug lengviau, daug paprasčiau. Bet aš sakau, mokytojas turi teisę varijuoti. Bus išleisti nauji vadovėliai, o tada jūs jau žiūrėkit pagal savo logiką, kaip jums atrodo, ką iš tikrųjų, kad tas nuoseklumas vidinis nebūtų pažeistas ir kad mokinys tikrai formuotųsi tą vientisą pasaulio vaizdą, tai priklauso tik nuo jūsų. Tai mano toks požiūris. Kada numatyta įkelti vadovėlio antrą dalį, tai OPIC platformoje galite rasti ir pirmąjį skyrių iš antro vadovėlio, būtent atomo sandara. Tai galite tenai su jį pavartyti, susipažinti ir kiti skyriai taip pat yra keliami ir atsiras šioje platformoje. Ar planuojate 9 ir 10 klasės fizikos vadovėlius? Diskusija dėl 9 klasės vyksta. Sutartis kol kas nepasirašyta. Man kiek pasižiūrėjau programą, man atrodo, kad būtų lengviau rašyti, todėl kad mechanikai ypač lengviau, todėl kad ten yra praktiškai mano 11 klasės vadovėlis, mechanika ir tas nuoseklumas ten atitinka. Tik tai tiek, kad sakau, yra padaryta tokių įskiepių, Archimedo jėga prie mechanikos, taip, galima ją laikyti kaip jėga. Bet jinai tokia paprasta, kad ją buvo galima pateikti ir anksčiau būdavo, juk Archimedo jėga paaiškina atmosferos slėgį, vandens slėgį, skysčio stulpelio slėgį, viskas labai gražiai sukuldavo 8 klasėje. O dabar kaip visą tą reiks padaryti 9 klasėje, dar nelabai įsivaizduoju. Taip. Taip pat dar noriu visus informuoti, kad mes kitą savaitę planuojame išsiųsti mokyklas nemokamus vadovėlių ir pratybų pavyzdžius 8 klasės. Tai jūsų mokykla, būtent jūsų mokyklos mokytojų būrelį turėtų pasiekti nemokamas pavyzdys. Jau greičiausiai kitą savaitę. Taip, ir kol laukiame daugiau klausimų, paminėsiu, kad antros dalies vadovėlio autorius Arturas Gavėnas mielai surengtų gyvus susitikimus su mokytojais, tai jeigu atsirastų norinčių būtent jūsų apskrityje mokytojų, tai jūs galite mums rašyti į leidyklą elektroniniu paštu projektai@elenkos.lt ir mes suorganizuosime susitikimą su autoriumi, kuris galės daugiau papasakoti apie vadovėlį, apie pamokos vedimą 8 klasėje ir kitus jums įdomius dalykus. Tai jeigu daugiau klausimų man nėra, tai tikrai dar kartą noriu padėkoti
visiems prisijungusiems ir pateikusiems klausimus ir dar kartą noriu palinkėti gerų mokslo metų ir gerų mokinių. Sėkmės jums. Ačiū visiems dalyvavusiems ir gerų ateinančių mokslo metų.